Labadiena, esu tautodailininkė Alina Milašienė. Dirbu Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre etninės kultūros specialistė. Kviečiu darželinukus ir pradinių klasių moksleivius dalyvauti nuostabioje molio pažintinėje edukacijoje pavadintoje Molinuko dekoravimas. Užsiėmimo metu vaikai lavins ir savo kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, susipažins su lietuvių liaudies ornamentika, susipažins su spalvinė gama ir patys taps mažaisiais kūrėjais. Užsiėmimo metu vaikai gaus jau pirmų degimų išdegtus molinius ruošinėlius. Tai gali būti magnetukas, gali būti figūrėlė, gali būti vazonėlis ar dubenėlis. Taip pat gaus vandeniniu pagrindu paruoštus dažus ir teptukus. Po edukacijos kiekvienas vaikas išsineš namo savo rankomis nudekoruotą molinį darbelį, kurį galės pasilikti atminčiai arba padovanoti savo artimiesiems. Tad visi mažieji, laukiame jūsų kūrybingoje ir spalvingoje pažintyje su molio pasauliu.